Sveiki sporto entuziastai ir krepšinio sofos ekspertai, Basket News žurnalistas ir TV3 sport komentatorius Jonas Lekšas vėl su jumis. Praėjusią savaitę Eurolygos ketvirtfinalis vėl nepaliko abejingų, neblogai sekėsi spėlioti, kaip nusimatančios baigtis ir matome, kad trijose porose laukia penktieji susitikimai ir nieko nelaukdamas aš pradedu ne nuo Eurolygos, o nuo vietinio fronto LKL. Pirmenybės ir čia turėsime lietuviškasias įkrintamasias. Kėdainių Nevėžis susitinka su Šiauliais. Šį sezoną abi komandos susitiko 2 kartus ir abu kartus iš pergalės šventės svečiai. Taip kad sakytume, kad Šiauliai čia gali net ir turi tokį pranašumą, bet manau, kad lemiamose rungtynėse Kėdainių Nevėžis, net ir neturėdamas Artūro Žagaro, turėtų patekti į LKL atkrintamasias. Vis dėlto man patinka, kaip jie atrodo šį sezoną, net ir be Žagaro. Yra ten kam žaisti. Lambrechtas 2 mėnesius paeiliui tapo lygos mėnesio MVP, Freemanas puikiai įsijungia, taip kad priekinėje linijoje tikrai Nevėžis turės pranašumą. Šiauliečiai pastaruoju metu kažkiek pagerinę žaidimą. Čia galime laukti rezultatyvių rungtynių, bet galvoju, kad pergalę iškovos Kėdainių klubas. Einu prie antradienio susitikimo ir čia jau Eurolygos ketvirtfinalis prie Olympiakos su Stambulo Fenerbahče. Serija grįžta į Graikiją, nuostabi savaitė buvo Stambule, Kostas Tuluko fenomenalus tritaškis, tačiau greitai jį pamiršo Fenerbahče ir iškovojo pergalę. Penktadienį išlygino seriją, ten Dimitris Itudis traukė vieną X faktorių po kito, Scottie Wilbekinas vis dar negrįžo, bet galvoju, kad lemiamai savaitei kažkiek minučių turėtų gauti, kadangi Carsonas Edwardsas yra priverstas žaisti. Taip, turėjo savo gerų momentų jisai puolime, tačiau gynyba yra labai atakuojamas ir čia strigo Fenerbahče. Vis dėlto labai sunkus matchupai iš Olympiakos pusės. Matome, kad turi Fenerbahče ką pastatyti prieš Sašą Vezenkovą, kuris labai stringa seriją. Nigelas Veisas Deivisas žaidžia nuostabią seriją, yra geležinis žmogus, žaidžia po 40 minučių 38, taip kad laukia labai intriguojantis mačas. Galime prisiminti ir praėjusių metų istoriją, kur prie Olympiakos 5-osiose serijos rungtynėse sugebėjo nugalėti Monako, kas ten darėsi po rungtynių, visi puikiai atsimena, viską stebėjo Kevinas Durantas. Šiemet Duranto nebus, bet galvoju, kad fejerverkai vis tiek Pirėjoje bus iššauti po finalinio švilpuko. Olympiakos sunkiai, bet žengs į finalą ketvirtą Kaune. Didysis trečiadienis ir vakarą pradėsime mačų Monake, kur atvyksta Tel Avivo Makabis, 5-osios serijos rungtynės, labai įdomi serija. Taip, visos 4 rungtynės baigėsi be tokių didelių dramų kaip Realo ir Partizano serijose, bet rezultatas bet kokiu atveju 2-2. Ketvirtajame mače tiesiog Makabis nupūtė Monaką, kuris jau buvo, atrodo, patikėjęs tuo, kad darbas padarytas, grįšime 5-osioms rungtynėms į namus ir atrodė netgi pasidavinėja Makabiui. Neaišku, kokį veidą pamatysime jų trečiadienį. Vis dėlto Lorenzo Braunas įsijungia ir tai nieko gero nežada Monako. Atrodo, kad Lorenzo Brauno ir Veido Boldino tandemas yra stabilesnis ir geresnis šiai dienai negu Maikas Džeimsas su Jordanu Lloydu. Jų žaidimas labiau banguoja ir Makabis nors ir žais išvykoje, bet pirmąją savaitę jau matėme, kiek fanų atvyko į Monaką palaikyti savo komandos, taip kad tikrai turės ten savo palaikymą ir Tel Avivo Makabis. Galvoju, kad 5-osios serijos rungtynėse viskas priklausys Veidui Boldvinui ir Lorenzo Braunui. Jie iškovos pergalę ir čia gali būti jau labai atkaklios rungtynės, skirtingai nei pirmieji 4 susitikimai. Eurolyga ir vėl padarė taip, kad reikėtų trečiadienį žiūrėti viską per 2 ekranus. 22 valandą Madride prasidės mačas tarp Realo ir Partizano, istorinė serija, bet kokiu atveju tai bus. Gauname joje viską, ko gali norėti krepšinio fanas. Milžiniška intriga, matėme ir tas muštynės. Čiusas Matėjas sugebėjo Belgrade 2 kartus atvesti savo komandą į pergalę ir pretenduoja tapti pirmuoju treneriu, kuris Eurolygos istorijoje atkrintamosiose sugrįžo nuo 0-2 ir laimėjo seriją bei pateko į finalo ketvirtą. Kitų atveju Željko Obradovičius ir Partizanas taip pat gali sukurti istoriją. Dar ne vienai komandai Eurolygos atkrintamųjų istorijoje nepavyko laimėti svečiuose 5-ųjų serijos rungtynių. Šioje serijoje būtent svečiai laimi visus mačus, tai irgi nėra įprasta Eurolygos atkrintamosioms. Matėme, kaip veikia Tavareso faktorius Belgrade, tačiau lemiamose rungtynėse ne tik, kad neturės Realas Jabuselis, kuris yra diskvalifikuotas iki sezono pabaigos, bet neturės ir Gabrielio Deko, kuris patyrė sudėtingą traumą. Tuo metu Partizanas turės savo lyderį, savo vedlį, Kevinas Panteris sugrįžta padaryti dalykus ir manau, kad Željko Obradovičius turėtų sugrąžinti teisybę. Vis dėlto Partizanas pirmąją serijos savaitę atrodė žymiai stabiliau, tačiau tos muštynės išmušė komandą iš ritmo. Galvoju, kad Partizanas vis dėlto pasieks finalo ketvirtą ir pateiks nemažą staigmeną.
Šią savaitę tiek, komentaruose spėkite, kaip pasibaigs visos rungtynės, prenumeruokite kanalą ir likite sveiki.